Visame pasaulyje yra tik viena didelė Europa. Ir šioje didelėje Europoje nėra nei vieno mažo geografinio centro. Užtat yra net 6 centrai pretenduojantys į Europos centro pavadinimą. Nusprendėme įsiaiškinti ir surasti vienintelį tikrąjį Europos geografinį centrą. Pirmiausia, nuvažiavome į Baltarusiją, į Polotską. Šis kauburėlis ir yra Europos centras. Tačiau Baltarusijos mokslininkų manymų Europos geografinis centras yra ne Polocke, o Šo ežere. Jis kažkur čia. Ir štai iš Lietuvoje. O čia viskas prasidėjo nuo kraujo. Tapau donore. Paskui buvo viduramžių šventė. Štai jis, Europos centras Lietuvoje. Ar čia tikrai jis? O štai Europos centras Lenkijoje. Prašom. Lenkijoje ne tik pamatėme Europos centrą, bet ir ant kalėjimo tvoros nutapėme paveikslą skirtą iškilniai moteriai Irenai Sendlerovai, kuri karo metu iš geto išgelbėjo tūkstančių žydų vaikų. Suprantu, kad reikia žvelgti į ateitį, bet būtina žinoti ir atminti savo istoriją. Europos centro Ukrainoje negalima pasiekti autobusu už 1 zlotą. Todėl važiuosime mašina. Ieškodami Europos centro jau nuvažiavome 1450 km. Atriedėjome į Lvovą. Vis dar ieškome Europos centro. Šįkart Ukrainoje. Pasiekėme Lvovą. Lvovas prasideda nuo geros kavos ir gero alaus. Kodėl kavos? Todėl, kad Ukrainos teritorijoje pirmą kartą kava atsirado Lvove. Į sveikatą, į sveikatą. Puikus, saldus alus. Todėl, kad jis čia gaminamas iš gero vandens. Ukrainoje tai visada buvo geriausias alus. Ieškome Europos centro. Ar tiesa, kad jis Rachove? Aišku, ne. Europos centras tai Lvovas, gražiausias Europos miestas. Per jį eina visi prekybiniai keliai iš vakarų į rytus. Ir į kitą pusę. Ne. Vienas iš Europos geografinių centrų yra Rachove. Bet Lvovas gali pasigirti nemenkesnė geografinė žyme. Didelė Europos vandenskyra. Lvovo centre, po Šventos Olgos ir Jelizavetos bažnyčia, eina Baltijos ir Juodosios jūros baseinų vandenskyra. Tai reiškia, kad visi vandenys į šiaurę nuo čia teka į Baltijos jūrą. O vandenys į pietus nuo čia teka į Juodąją jūrą. Taip pat ir Lvovas. Išpažindamas kelias kultūras, iš tiesų nepriklauso nei vienai jų. Tai savotiškas miestas, pasienis. Katalikų bažnyčios stūkso šalia stačiatikių cerkvių, o ore sklando lenkų bei austrų-vengrų dvasia. Lvovas įsikūręs prekybinių kelių sankirtoje, todėl jis tapo religinių, politinių, karinių, kultūrinių bei kalbinių invazijų auka. Žmonės klaidingai manė, kad Lvovas yra senojo pasaulio viduryje. To pasaulio, kuris buvo plokščias ir kurį laikė banginiai. Jau seniai žinoma, kad Lvovas nėra pasaulio centre, bei nepretenduoja tapti Europos geografiniu centru. Bet čia vis tiek važiuoja žmonės iš viso pasaulio ir Ukrainos. Turbūt čia kažkas yra ypatingo. Aš gimiau Luhanske, o Lvove gyvenu jau pusmetis. Lvovas pats geriausias ir mieliausias Ukrainos miestas. Čia nuostabūs žmonės, graži architektūra, koloritas, atmosfera. Labai myliu Lvovą ir visiems patariu dažniau čia atvažiuoti. Kokių tik gudrybių netenka griebtis, kad visas šis grožis pakliūtų į kadrą. Papasakoti apie Lvovą turbūt nepakaktų viso gyvenimo. Todėl pasakysiu tik tiek, kad šiame mieste viešpatauja jo didenybė barokas. Lvovas daugiatautis miestas, kuriam būdingas europinis gyvenimo būdas. Net Tarybų sąjungos laikais čia tvyrojo viduržemio jūros kultūros atmosfera.
Todėl tarybiniai režisieriai Paryžių ar Romą filmuodavo būtent Lvove, nes išvykti už Tarybų sąjungos ribų buvo beveik neįmanoma. Čia visur lankytinos vietos. Tiksliau, pats Lvovas viena nesibaigianti įžymi ir lankytina vieta. Šalia viduramžių sienų ir praėjusių šimtmečių artefaktų stichiškos instaliacijos bendruose kiemuose. Net ne visi Lvovo gyventojai žino apie šiuos kiemelius. Mūsų kiemas įamžintas kine. Vietiniai gyventojai jau nebepamena, kas pirmas čia ėmė nešti visokius įdomius daiktus. Improvizuotame muziejuje po atviru dangum eksponuojami senoviniai baldai, nežinomų dailininkų paveikslai ir Austrijos-Vengrijos laikų praustuvas. Bet jo čia neatnešė. Čia jis gyvena labai seniai. Dar yra pamestų žaislų kiemas. Jame gausu lėlių, pliušinių meškučių, senų radijo imtuvų ir daug kitų žaisliukų. Ne, jie nėra prikalti vinimis. Čia kiek šiurpoka ir mistiška. Manau, niekas neužsimanys, ką nors iš čia pasiimti. Senasis Lvovas apipintas sapnais ir legendomis. Ar kada nors sapne jautėte aitrų, ką tik sumaltų kavos pupelių aromatą? Arba regėjote šio gėrimo ruošimo grožį? Tie sapnai kilę Lvovo mieste. Čia jie tampa realybė. Miestas nepagydomai serga kavomanija. Nors čia ir neauga kavamedžiai. Čia visur kvepia kava. Ar gali nufilmuoti, kaip čia kvepia kava? Ne, bet galiu parodyti, kur ji išgaunama. Kas? Eik tenai. Netgi čia Lvovo centre išgauna kavą? Taip, eik. Kavos išgavimo Lvove šioje šachtoje pradininkas yra Jurijus Kulčickis. Čia negalima įeiti be šalmo. Labas vakaras. Kodėl labas vakaras? Juk laukia diena. Todėl, kad pas mus tamsu. Visada? Pas mus visada vakaras. Čia nebūna dienos, nebūna saulės. Užsidėkite šalmą ir eikite link šachtos. Paieškosime šachtos. Pas mus arba geria kavą, arba dirba. Taigi pradėkite. Čia vagonėti. Pirmin. Pirmin. Manęs laukia puodelis karšto kartoko skanėsto. Čia po kojomis guli kava. Aš jo negaliu pakelti. Su šiuo skeliamuoju kūju ir išgaunama kava. Lvovas – kavos sostinė, kultūrinė sostinė. Nuo senų senovės visi spėliojo, kaip Lvove išgaunama kava. Mes ją kasame šioje šachtoje. Prašom eiti toliau, aš jums viską paruošiu. Čia firminė kava su pienu, karamele, o iš viršaus aš ją apskrudinsiu litavimo lempą. Čia tikra Lvovo kava. Tai saugu. Ваша кофе готова. Jūsų kava paruošta. Aš nusipelniau. Išgerti čia kavos. O štai kaip viskas buvo iš tiesų. Lvove gimusiam Jurijui Kulčickiui už Vienos miesto išgelbėjimą nuo turkų padovanojo 300 maišų kavos pupelių. Jurijus nemažai laiko praleidęs turkų nelaisvėje ir pamėgę šį gėrimą, žinojo jo vertę ir apsidžiaugė tokiu apdovanojimu. O kiti miestiečiai spėliojo, kas tai ir kam to reikia. Iš pradžių jis vaikščiojo po miestą su padėklu ir vaišino miestiečius kava, dosniai paskanindamas ją medumi ir grietinėle. Iš to ir kilo Vienos kavos receptas, o toliau viskas buvo lyg pasakoje.
Nors Lvovo gyventojai neturi blogo įpročio skirti pasaką nuo realybės. Jurijus patraukė į Lvovą, nes širdžiai miela tik tėvynėje. Pasiėmė jis likusius 199 kavos maišus ir išvažiavo. Bet Lvovo gyventojai kavos nepamėgo. Tada Kulčickis nuleido kavą į rūsį, įrengė ten šachtą ir pasakė, o tiksliau pamelavo, kad aptiko kavos gyslą ir kavą ėmė pardavinėti aukso kainą. Žmonėms patiko tokia brangi egzotika. Kulčickis pasakiškai praturtėjo. Pavyduoliai ėmė rausti šachtas visame Lvove. Turbūt dėl to, kad taip daug žmonių norėjo surasti kavos gyslą. Lvove požemiai yra tokie gilūs. Štai šviežių, dar neskrudintų kavos pupelių maišai, atsiduodantis šachtininkų prakaitų, paruošti siųsti į įvairias šalis. Šis skris į Braziliją. O kaipgi kava, kuri liks čia, Lvove? Čia visų akivaizdoje rankiniu būdu skrudinami maži, nedaugiau kaip 15 kg pupelių maišai. Pupelės aušinamos orų, akylai stebint visą procesą. Taip gaunama rankų darbo kava. Kava negėrimas, kava tai kultūra. Laikantis pagrindinių kavos ruošimo taisyklių, čia dar vaišinama ir jausmais. Kiekviena galvoje kylanti mintis lydima tam tikros nuotaikos. Tai savotiškas 5. gėrimo elementas. Lvove yra tūkstančiai kavos receptų, kai kurie jų labai neįprasti. Tikra alchemija. Štai ir alchemikas. Geizerinė kavavirė veikia geizeriniu principu pagal Boilio ir Marioto dėsnį. Į apatinę kolbą įpilame vandens, į viršutinę įberiame kavos. Kai vanduo apačioje įšyla, padidėja slėgis ir vanduo kyla į viršų. Ekstrakcija vyksta 95 laipsnių temperatūroje. Todėl ekstrakciją galima vykdyti tiek, kiek reikia. Kuo ilgiau visą tai vyksta, tuo stipresnė bus kava. Maždaug kaip tiurkoje susidarantis kamštis pristabdo kavos ir oro apykaitą. Tai leidžia kruopščiau atlikti pupelių aromatinių aliejų ekstrakciją. Ароматических масел из зерна. Nereikia, kad jis ten ilgai būtų. Kamščiui gerokai sumažėjus, reikia papūsti. Žmonės geriantys kavą su cukrumi, paragavę šio gėrimo, cukraus ten dėti nebenori. Сахар добавлять не хотят. Tikra Lvovo kava be cukraus. Jums patinka? Taip. Mieste, kur geriama tiek daug kavos, turi būti ir saldumynų. O pats gardžiausias ir geidžiamiausias – šokoladas. Dar viduramžiais Lvovas garsėjo savo saldumynais ir šokolado receptais. Čia pieniškas šokoladas. Kakavos jame 33%. O čia baltasis šokoladas. Nežinau, kodėl jis vadinamas šokoladu, nes iš tiesų tai kakavos sviestas. Šio šokolado sudėtis kiek kitokia. Čia 25% kakavos sviesto. Kažkas tai vadina šokoladu, kažkas kakavos sviestu. Ir visi teisūs. Jūs visą dieną dirbate su šokoladu. Tai neišpasakytai skanu. Kodėl jūs visi tokie liekni? Todėl, kad mums užtenka kvapo. Per visą dieną prisijuostome šokolado ir truputį jo paragaujame. Turbūt manote, kad Ukraina tai lašiniai ir horilka. Ne, klystate. Ukraina tai kava ir šokoladas. Tikras, puikus, ukrainietiškas Lvovo šokoladas. Jeigu mirti, tai su stiklinaite šokolado Lvove. Нас кличе у мандри дорога. Это правда. Tai tiesa. Нам грає чарівна струна.
Važiavome ir pasiekėme štai tokį kelią. Už 7 kilometrų nuo čia turi būti Višenkų kaimas, o jame vienas iš 2 Ukrainoje esančių Europos geografinių centrų. Sprendžiant iš šio kelio, tiksliau iš to, kad kelio nėra, tenka pasakyti, kad ir kaimo ten nėra. Nebent žmonės ten eina pėsti arba važiuoja traktoriais. Біду, я буду вітром летіти, буду сонцем горіти для тебе. Шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі. И там, де небо заканчивается, шукали... Ten, kur baigėsi dangus, ieškojome ir neradome Višenkų kaimo bei Europos centro. Štai taip. Žemėlapyje yra, o iš tiesų nėra. Į Rachovą. Važiuojame į Rachovą. Važiuojame. В променях сонця ранкових ця пісня для тебе луна. Вот он, еще один Štai dar vienas ukrainiečių. Географический центр Европы в Украине. Europos geografinis centras Ukrainoje yra trasoje Užhorodas Rachovas, 15 km už Rachovo. Galima pasakyti, kad Ukrainoje jis vis dėlto vienas, nes antrojo Višenkų kaime neradome. Kaip neradome ir Višenkų kaimo. 1887 metais italų karo belaisviai čia, tuometinėje Austrijos-Vengrijos teritorijoje, tiesė geležinkelį. Palyginti nedidelėme žemės plote suradę 12 atspalvių marmuro ir aukso rūdos, nusprendė, kad tai įdomi vieta. Valgydami skurdžią šaltą vakarienę, jie nubrėžė daug linijų per visą Europą, neliesdami salų ir pusiasalių. Ir suprato, kad geležinkelį jie tiesia pačioje Europos širdyje. Austrijos-Vengrijos atstovai skubiai patvirtino šį faktą ir pastatė paminklinį ženklą Europeum 1887. Вот он. Štai jis. Я держу Европу. Laikau Europą už bambos. O Tarybų sąjungos laikais tarybiniai mokslininkai pasakė, tuoj mes palydovo pagalba viską tiksliai išmatuosime ir įrodysime, kad Europos geografinis centras yra Tarybų sąjungos teritorijoje. Išmatavo ir 1986-aisiais įrodė, kad Europos geografinis centras yra 15 km nuo Rachovo miesto, Ukrainoje, už 10 metrų nuo taško, rasto Austrijoje, Vengrijoje. Sertifikat. Pasidarysiu sertifikatą, kad buvau Europos geografinėme centre Ukrainoje. Главное не промахнуться. Svarbiausia pataikyti. Тяжелая эта Sunku работа, daryti tą делать себе sertifikatą. сертификат. Вот она. Štai jis. Центр Европы. Europos centras И герб ir Карпат. Karpatų herbas kitoje pusėje. Įdomi šio žemės kampelio istorija. Pačiame Europos centre, Karpatuose, šiuolaikinės Ukrainos teritorijoje gyveno klajokliai kalniečiai huculai, atkaklus ir laisvi žmonės. Ir kam tik nepriklausė ši žemė. Niekur neišvykdami jie spėjo pagyventi ir Pakarpatėje, Austrijos-Vengrijos laikais, ir Užkarpatėje, kai Ukraina buvo prijungta prie TSRS. Bet huculai liko ištikimi savo žemiai ir tradicijoms. Сам Aš čia gimiau. отсюда родом. Это Украина. Čia Ukraina, Географический центр Europos Европы, geografinis находится, centras, Колыба музей, Kolibos muziejus. этого края земли, который Šis называется kraštas Гуцульщина. vadinamas Гуцульщина. Huculščina. Это люди, гуцулы, которые Huculai gyveno жили, kalnuose, жили, не подчинялись nesilankstė никакой jokiai власти, valdžiai свободной ir жизни. buvo laisvi. Мы находимся сейчас на, Dabar esame 400 уровне metrų 400 aukštyje virš метров jūros над lygio. уровнем. Прямо этот Ši кусочек vieta vadinama географический Europos центр geografiniu Европы. centru. Но если есть такой географический Jeigu центр egzistuoja Европы, tas я думаю, Europos что geografinis гуцулы centras, поставить здесь, manau, huculai jo nusipelnė savo protėvių stiliumi ir rengė Kolibos muziejų, kuriame suvienijo senąją kultūrą su naujaja. Старую культуру с новой культурой. И тоже показать старую, так называемую, Čia mūsų senoji virtuvė. кухни нашей. Эти все, Galite paragauti mūsų стравы, senovinių которые здесь у нас patiekalų. есть, которые вы можете попробовать. Это все поставлено с тех времен. Visa tai išlikę nuo которые нам mūsų оставили protėvių наши laikų. предки. Сама колиба. Koliba Это чисто Grynai гуцульское huculų pastatas. сооружение. Оно сделано из Jis suręstas сурового rankomis. виде.
visiškai nenaudojant Без vinių. одного гвоздя, жадных гвоздей нету. Они ставятся в замок. Čia būtina trauka, Каждое дерево на дерево ставится в замок. Сама вытяжка... nes kaip matote, koliboje vis tiek lieka dūmų. И так она остается, дым остается здесь. Но это, как говорится, огнем... Šis namas pratęs prie ugnies. Жили в таком сооружении всегда в горах. Tokie namai visada buvo statomi kalnuose. Овчарей было. Здесь готовили пищу. Čia ruošdavo valgį, где принимали valgydavo prie спали stalo, по кругу. o miegodavo Остальные, которые aplinkui. сторожевые были, с собаками были возле Vieni su стада. šunimis ganydavo avis Или arba коровы. karves, Все. o Остальные kiti спали miegodavo по кругу. čia. Такой же самый это, как говорится, способ Toks жизни в buvo горах. kalniečių gyvenimo būdas. Этот продукт называется бограчу. У него Šis patiekalas входит vadinamas 3 bogračiu. ингредиента мяса. Čia yra 3 rūšių mėsa Свинина, - šviežia kiauliena, свежая, баранина. aviena И третье, ir trečia это pagrindinė самое основное телятина. veršiena. Картошка, Bulvės, зелень, žalumynai, морковка. morkos. И это мясо все Mėsa troškinama su lašinukais. А он должен быть Reikia ir 3 вида grybų, мяса, особенно nes be jų грибы skonis должны ne быть tas. в нем. Потому что если нету грибов, не будет своего вкуса. Варится 4 Verdama 4-5 valandas. Наваривается. После этого Paskui dar 4 valandas leidžiama чтобы он nusistovėti. отстоялся, чтобы он был наваристый. Дорогие гости, Brangus svečiai, сейчас я вас приглашаю kviečiu за prie стол. stalo paragauti mūsų Ответьте на слово bogračio. «бограч». Никогда не пробовала Niekada бограч. nesuragavusi huculų Никогда не bogračio пробовала гуцульский ir бограч gastenos. и гуцульскую гастену. Niekada nesuragavusi Никогда не bogračio пробовала Europos centre, бограч в центре Ukrainoje, Европы, в Rachove. Украине, в Рахове. Попробуй. Paragausiu. Очень вкусно. Labai skanu. Восхитительно. Nepakartojama. А в Украине вообще может Ar быть Ukrainoje kas nors gali būti что-нибудь neskanu? невкусно? Бограч это моя Bogračas любовь. mano meilė. Я побывала в Apsilankiau географическом Europos центре Европы в geografinėme Украине. centre Ukrainoje. На другом берегу Anoje Черной pusėje Тисы. juodoji tisa, А это o čia железная дорога. geležinkelis į Rumuniją. Идет в Румынию. И уже 15 Jau лет 15 metų по ней juo ездят nebevažinėja поезда. traukiniai. Ну что, поехали в Važiuojame į Словакию? Slovakiją? Ведь закрытых дорог Juk не užtvertų бывает. kelių nebūna. Знаю я, знаешь ты, дай да